vakaras visiems. Eisim man praverkės, ane? Labas vakaras visiems. Išsimegojam iš po naktinės ir beveik nemegoja. Tai šiandien mes gaminsim burgeriukus iš briedžio ir elnienos faršo. Taip, jūs teisingai mane išgirdot. Aš pritildysiu televizorių, nes aš žiūriu laidą apie karinę techniką. Lėktuvai, laivai ir taip toliau. Tai burgeriam pasigamint, mums reikia eiti į šaldytuvą. Taip, reikia eiti į šaldytuvą. Pasiimti labai brangų ir prabangų briedžio ir elnio faršą. Va, pažiūrėkit. Matot, nemeluoju, nupaišytas briedis. Va, pažiūrėkit. Taip, pasiimam briedžio faršą. Pasiimam prabangų sūrį. Kažkur yra. Prabangus čedarijo sūris. Va. Ir man reikės jūs truputuku išjungti, nes man reikia susimaišyti faršiuką. Briedžio ir elnio faršą. Įmušus vieną kiaušinuką. Va. Tai man reikalingos yra rankos, o jūs man dabar trukdot. Suprantat? Blemba, labai ta lempa yra ryškia, ne? Buvo lempa labai ryški, nupirkau jai bonkių biškį. O, ir išsijungė, o. Geriau su lempa ar be lempas? Aišku, kad su lempa geriau, ne? Arba dabar darom be lempas, karoči, viskas. Tai va, tokie reikaliukai, tokie planiukai ir mes po truputuką einam pasiruošti skanybei. Man labai įdomu, koks yra briedis, briedžio faršas, elnio faršas suragavęs. Ant kelio nudaužiu ir paskui susimaliau. Niekam nesakykit. Ane? Niekam nesakykit. Negalima sakyti. Tokių dalykų negalima pasakoti. Va. Tai negi paliksi gerą mėsą, ne? Negi paliksi mėsą. Nu, normalu čia. Aišku, kad nenormalu. Gerai, einu aš pasiruošti ir man reikia užsimauti pirštinėlę ant rankelės, ten, kur yra bintas. Ane? Tiesa, pirštinės tai žinot kam? Pirštinės tai yra vaikam, nes mano lapkės į pirštinės netelpa. O, svarbu yra nesuplėšit. Nu ką? Eisi man praverkės, ane? Paukšt. Ai, tiesa, jums pamiršau parodyti, kad burgeriai bus nenormalūs. Burgerį darysim iš šitos donelės, vietoj burgerių donelės, nes pamiršau eilinį kartą nusipirkti burgerių. Bandelių. Tai darysime iš daunelės. Pirm kartą įžiesime kaip gausas. Tai va, šnekėjau su savo viršininkė virtuvės. Sakė, reikia tik tais kiaušinio trynį burgeriui. O kaip man dabar reikia atskirti, nu? Oi, palaukite, reikia antrą pirštinėlę apsimaut. Antrą pirštinėlę apsimausiam antrą pirštinėlę. Reikia, kad būtų abidvi rankelis apsaugots, ne? Abidvi rankelis. Nu jau mažumą pirštinės, tai dieve brangus. Daktarėlį. Tai. Jūs vėl sakysit, ko čia pamėgdžiuoji, Vaida, ta kaimiečio dirbtuvės. Norui pamėgdžiuoju. O, briedis gerai kvepia. Ar elnis čia? Briedis čia yra. Briedis? Čia yra briedis. Palaukit, biškai paimsiu druskiuką. Nu, čia paskui dar visko reikės, bet tam kartu dabar tik tais tiek.
Opla. Minko mes faršiuko. Lekšt. La. Taip, mano brangieji, čia bus dabar kažkas nerealaus. Tikiuosi, kad bus čia kažkas nerealaus. O jeigu ne, nu tai ne. Nu ir viso, įdaromės dabar burgerius. Reikia daryti didesnius. O aš jau dariau kotletus, karočią. Gerai būtų blembaški ta forma. Nu va, aš nežinau, 4 kokius pasidarysiu. Bet labai visur limp. Tas faršas, netgi prie šitų pirštinių, karočią, limp labai. Va, toks paplotėlis. Ne per stors. Kadangi pas mus virtuvėlė yra milžiniško dydžio, tai kažkaip per klaidą išsimėtau labai daiktus ir paskui neberandu. Tai pasidėjom dabar paplotėlius atskirai šiek tiek. Man reikia susirasti mentelę. Mentelę reikia susirasti. Į ton mentelę, kad būtų lengviau burgeriukus vartyti. Hop, taip va. Taip. Ką mes darom? Mes pasiemam keptuvę. Davai aš su šitą ranką filmuosiu. Pasiemam dujinę. Op. Ir pradėsim kepimo procesą. Dar reikės donytą susipjaustyti. Tai va, tai turiu 4 burgerius. Tai man reikės ko? Man reikės perpjaut 1, 2, 4. Jo, tai 4 legelės, tai reikia perpjaut. Nes 4 paplotėliai yra, ne? Tai va. Tai vagi. Nugi vagi ir taip vagi. Ką, brangieji? Išaušo tas momentas, kai pradėsim kept mūsų burgerį. Tai, atsukau. O, pamečiau kai ką nuo dujinės. Reikia pirmiau susitvarkyti dujinę. 2+2. Pradedam kepimo meistriškumą nuo aliejaus. O, taip. Aliejus. Ir kur aliejus, ne aliejus, o kur burgeriukas keps, mes eisim paskui pasiruošti svaguniuką. Lepia pušynai, kaip ten tada
Wow! Wow, wow, wow! Nu ką, man skanaus, o jum, mano brangieji, aš palinkėsiu gero savaitgalio, gerų išeiginių, geros savaitės, jeigu žiūrėt vidury savaitės. Ačiū jums, kad žiūrėjot ir iki geriausio. Iki.